Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking. My worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear. Just spin a rock and watch the ricochet. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. Tai sveiki užsukę ar sugrįžę į dar vieną žvejybos epizodą. Šiandien turbūt ne tiek bus apie žvejybą, o apie žvejybinį kajaką, ką jame jau šiek tiek pasitobulinau, ką dar planuoju ir šiaip tiesiog protestuot, ko dar gali reikėti. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti visiems savo draugam, kurie 30-mečio progą sako, tebūnie kajakas. Tai va, turim kajaką, bet net ir turint kajaką, jis yra ganėtinai brangus malonumas, sakykim taip. Bandysiu padaryti kažkokius biudžetinius variantus, kažką do it yourself, biškį tobulinant, bet neišleidžiant krūvos pinigų tam. Tai vat, dėl to ir norėjau prasitestuoti, pasižiūrėti, ko reikia. Vienas dalykas, va iš karto apie kurį galim pakalbėti, dedantis masaliukus, tai yra šita posėdinė tokia kaip daiktadėžė, nežinau, mešas toksai. Tai iš esmės jo, turiu čia žirklutės, replytės. Vienas minusas yra tas, kad nepaskaičiavau aukščio. Vieną dėžutę mažesnę kaip ir galiu įsitraukti, didesnės ne, turiu atsidarinėti šitą liuką, bet čia irgi trukdo daiktai, žodžiu. Viskas. Nu va, ir prašau jums. Blek, šalt. Nu va, netikėtas. Ir kas svarbiausia, kamera jau praradau. Gerai, biškį šokau būsą. Blek, koks netikėtas. Bet kamerą tai prapisau. Nu kurmi. Kaip tik atidariau tą liuką. Bataikė. Pizdačia. Kaip aš taip neišlaikiau tas liksvaras. Kaip man dabar ta kamera. Bet kamera jau negyva bus. Visas šlapės. Nu jo. Blemba, nesitikėjau čia tokio. Blet, galėjo ir pasibaigti taip. Ką daryt? Kamera, pizda. Toks čia minusas iš karto, va, apie biudžetą kalbam. Blemba, kaip blogai. Čia viskas gavas. Blemba, kaip tik atidariau tą pakalbėtą apie daiktadėžę. Kaip aš taip pavirtau. Kas svarbiausia dalyką, praradau kamerą. Blet, patį brangiausią daiktą. Kaip čia taip nutiko? Batarkė irgi pasida. Nu, karočią. Išjungsiu mikrofoną. Daryti reikia bandyti kažkaip tą kamerą traukti, bet jeigu čia ištrauksiu, tai vis tiek bus. Visa jau parėjus. Žiauriai šaltas dar tas vanduo. Tik įkritau, jaučiu, kvėpuoti negaliu. Bet gerai, meškerė. Mums šiandien nebebus reikalinga, matau. Kajako išbandymas buvo neblogas. Taip gaila.
Baisu, žinokit. Nu, ką daryti. Gerai, ką turim viršų kitą. Čia viskas, tai žodžiu kažkaip nepatogiai dar kol kas. Gal ir pačiam reikėjo, paskubėjau, čia reikėjo pasėdėti su to kajaku dar. Tenka susitaikyti su to, kad praradau kamerą. O, padelis. Ir nieko realiai nematau iki dugno. Nieko nepadarysiu. Turbūt iš viso šito galime įsinešti, kad niekados negali žinoti ir liemenė yra vienas iš svarbesnių dalykų. Kaip matot, aš jau su kitokiu kostiumu vyksta gelbėjimo operacija. Atvažiavo Dovydas su kostiumu. Sako, reikia traukti. Tai bandysim žiūrėti, kiek čia nuostolių išgelbėsim. Tikėtina, kad gali kamerytę ir neveikt, bet bus matyti. Petrai, tau irgi ačiū už kostiumą šitą. Tikėkime, bus naudingas. Nu ką, nerimu? Dugno nemadai, ne? Tai jo, čia žinok, čia sakau, čia per ištiestą ranką, jeigu matysi, tai ranką matai ištiestą, tai savo. Jo, bet juoda tai tamsu belė. Ne, tai čia ir vanduo, ir dugnas tamsus irgi. Nešalta? Ne, šalta tai ne. Tik užpisa, kad turiu visiškai prie pat priplaukt, kad kažką matyčiau. Jo. Pagal kaip ten viskas atrodo, turėčiau galėti rasti, bet lemba. Tai gal dar rasi? Galėtų Vidoskas popint, kad atpirkt, galėtų Vidoskas popint, kad atpirktų kamerą. Sumeskit nuveiką. Nu, šiandien Dovydas su kostiumu, kaip matot. Antroji gelbėjimo operacija. Tikėkime, Dovydui geriau pavyks. Laikom špygą. Aš dar galvoju, ar man nefainiau kajakas be sėdynės, nu, sėdėjimas kajakė. Ką? Jo. Nes tipo toks tu aukštesnis jautiesi, kiekvienas, pavyzdžiui, įris, tu jauti, kaip tas kajakas, žinai, iš šono labiau eina. Tai... Nu jo, nu nežinau. Stresuoju, ne? Kiek čia turiu dar batarkės, nes vieną batarkę tik turiu, 7 procentų dar liko. Kitas bandom gelbėti dabar, neaišku, ar veiks. Bet vis tiek. Jo, dabar suprantu, ką Dovydas sakė apie aptaškymą vakarą. Oho, kaip toliau. Eik tu! Antrų nerimų! Ir tą! Eik tu, Dovke! Let's go! Fucking win! Let's go! Bliaca! Bet greitai tiesiog panėriau, galvoju, kuo daugiau teritorijos. Op!
pažiūriu vieną šalia kito. Žiauriai. Iš to vandens. Kaip jom toks antro nerimo? Nu dabar dar tikėkime, kad viskas veiktų, kaip čia viskas būtų gerai pasibaigtų. Seni, antro nerimo. To tik reikėjo, ne? Maladėts. Kaip zaibys, kad radom, eina, na. Pala batarkės, viską išimt galiu iš karto. Dabar tai čia Ne, nu vis tiek išimsiu, žinai. ištrauk dalis, bet... Kaip ta kamera atrodo, nu, baisi permirkus. Nu, objektyvą matosi. Vandens jo viduje Įdomesnis pribėga. lęšis toks jau, žinai, su... Seniai. Labai gerai. Jau turiu atsakymą iš meistrų, kad dėja išgelbėt pavyko tik baterijas DJI kamerytės. Toliau visas kroviklis DJI-jaus, kamera, objektyvas, batai neišgelbėta. Unfortunately. Unfortunately, Danzo. Visą laiką neimdavau tos kameros, bet galvoju, išplauksiu ramiai, į tvenkinę, ne upę kažkokią, padarysiu kažkokių gražių dengimų, pirmą išėjimą su šitu kajaku, nu, vat, ir prašau dar sutapk taip, kad tiesiai ant to momento, kai atidariau daiktadėžę. Sekančią dieną išplaukėm į kanalus, tiesiog prasitestuoti, tai net atrodo, galėjau net atsistoti šitam kajakę ir atsistoję žvejot. Pasijaust, kur yra tavo kažkokie breakpoint. Ir ar yra jie, žinai, ar nėra. Jeigu ką, pritūp. Žemink svorio centrą. Nu, šiaip tipo. Taip, Ganėtinai, kai jaučiuos. Pažiūrėk, kokį dydžią. Uik, tu ir čia stovi. Grįžta. O čia dar. Niekur jinai nepabėgus. Ne, čia ir kemarė, žinau. Le, tik tokių nedaryk. Irklo nemėti. Bet kaip aš taip sėdint galėjau? Per daug pasitikėjimo buvo. Prieš tai plaukiai su šitu kajaku, žemiau, ilgą laiką neplaukiai. Užsihaipinęs, nori belia kaip, atvariai. Kažkaip kūnas gal netaip sureagavo, žinai, į kitą pusę persisvėriai. Ir viso. Nes, nu, pasižiūrėk, realiai tai turėtum pasistengti dabar, kad tai iškrist. Gali čia ir paprikolinti, sakau, kelius palankstyti tą laivą iš šonus, pajudinti. Nu, šiaip atrodo žiauriai stabilus. Jo. Tai va, o apie daiktus, kuriuos jau įsigijau, praeitam video gal nežinau, matęs, nesimatė, bet saulės baterija čia gal, sakykim, ne tiek dabar aktuali, kiek ilgesnėm kelionėm. Tai ją persidėjau į priekį, užsidėjau gumas, biškį pasikeičiau iš galo, nes pagalvojau, kad tą daiktadėžę tada galiu naudoti, irgi jinai yra sandari, tai įsimesiu powerbanką, sakykim, gal baterijas, jeigu jau išsikrauna, galėsiu uždėti tenais krautis. Šitą daiktadėžę, nu, vis tiek paliksiu įrangai, tik reikės kažkaip atsargiau, nes vis tiek norėtų simti ir normalią kamerą, galbūt netgi droną įsimesti kelionėse. Pasiėmiau, aišku, kameros laikiklį, ant kurio jūs dabar esate. Meškerės laikiklis buvo vidury, tai jį pasikeičiau šoną, bet žiūrėsim, kaip man patiks tam velkiavimui, nes, sakykime, arčiau nebegaliu prisitraukti, nes jau iškritinės jisai. Tolyn irgi labai nepatogu kiekvieną kartą lenktis. Norėtus, kad viskas būtų pasiekiama ranka, tai vat pasižiūrėsim. Nusipirkau tinklelį, vienintelį, kurį radau biškį gilesnį, bet tokį handy, kad galėtum į ranką paimti. Tai vat dry bagą šį kartą pasirašiau, drabužių įsidėjau, bet tikėkime, irgi jų neprireiks. Oi, tu savo kokia sportininkė, tikrai. Nu. Jo, bet čia tai tikrai raudė. Auksinė tokia. Jo. Raudelė į sąrašą. Who's that Pokemon? Who's that Pokemon, nu? Ką, viskas po vieną pagavom ir baigęs pasirodymą? Nu. O, Ant to žodžio. šeriokas koks. Gražuols. Ir 3-4 ešeriai paskui jį vėjęs. Bliamo, bet gražus ešeriai tikrai tokie. Gražus tikrai nepalygins Neries ar Nemuno tokie. Pasižiūrėkit, kokie ešeriukai. Nu gerai, gal atradom vietelę. Ką, viskas po vieną pagavom ir baigęs pasirodymą? Bet ešerį pagavau, o 3 paskui varė. Tai buvo pažiūrėt, kas čia vyksta, seniai. Kur
Kur tu leki? Eik, tu ir vėl turėjau. Raminkis jau, va. Nice, gabalas on fire. Nice. Tai neblogai už to. O jie raudėja. Nors čia tai taip įdomiai atrodo. Žinok, siūlau čia dafkę, žinok, nes čia kabina ir kabina. Aš nedomintu taip toli, žinok. Tai priplauk. Nenoriu išbaidyti. Vieną po kitos. Eik, pabėgo. Bet aš tau sakau, viena po kitos. Kaip smagu. Kaip mažas vaikas jaučiuos. Įdomu, kur didesnis, kaip jas pagal. Kai kurios net tipo, pakimba kažkiek, bet pabėga. Jo, tai šiaip tokių tai aš irgi jaučiau, sakau, atrodo, kad uodega vos tik jos ten pakabino to masaliuko. Irgi turi. Iš tikrųjų, ilgą laiką jinai buvo paėmus masalą ir jau prarijus. Žiūriu, kad mano valas, blema, lygiai su jos burna tipo eina. Piškis tuktelėjau, jinai visą laiką ir turėjo jį. Yra. Yra. Šitą nedidukę. Dėl šito reikalo pasiėmiau vaką. Clever, ne? Nu, raudelių čia prikirsim. Tai rapalai, gal kada kokią kelionę su Eat What You Catch. Survival mode. Būtų fainai, bet jeigu nieko nepagausim. Ja, porą dienų ir pabadaut gali. O, šeriokas. Endless jau nesuskaičiuoju, kiek čia pagavom. Koks kiutalas, pasižiūrėkit. Nu, atiduok burnytę. Galvojau, parsitraukiu šaką. O čia abu. Ten vis dar plaukia, raudžiuk. O. Yra. Pasitraukęs, nieko. Kieta. Na jo, jas visos tenais įlinda. Dar vienas šerioks gražioks. Nu, bet čia tikrai gerą atradom avižadrebį. Nu, blemo, kokie gražus, tai tikrai. Šapala? Na, prašau. Netikėtas? Jo, pradžia galbūt nekokia. Prarasta ir daug įrangos ir išsimaudėta šaltam vandenį. Tai vat jau turėtų ateiti lemenė, jausiuosi dar drąsiau biškį po to pirmo karto. Toks kažkoks neramumas lipant į tą kajaką. Bet, nu, yra kaip yra. Mokomės iš klaidų, o šiaip tai viskas gerai, net nežinau, per daug nieko, sakyčiau, ir nereikia daugiau, apart inkaro, nes nu šiandien, nežinau, kiek matęs, kiek nesimatė, kiek įdėjau, kiek neįdėjau, bet labai daug keikiamės vien dėl to, kad, nu, žiauriai nešioja tas vėjas, tai inkaravimo sistemą reikės kažkokią pagalvoti sekančiam kartui, o šiandien bent jau galėjom pasilinksminti su avižadrebiu. Naujas vienas Pokemonas mano sąraše, o ant tų žodžių dar vienas. Nenaujas, bet tas pats, man atrodo. Raudė. Tai vat raudė šiandien ir yra naujas Pokemonas. Tai va, smagu. Šiam video sakyčiau netgi tiek. Ir pasimatysim jau kitame. Nei žvyno, nei uodegos.
Iki. Nice.